įsitaisyk patogiai meditacijos padėtyje, atsisėsk ir ištiesink nugarą, o kūną atpalaiduok. Jei nori, gali atsigulti ir visiškai atsipalaiduoti. Kviečiu įkvėpti pilnais plaučiais, pakyla pilvas, šonkauliai, krūtinė ir per burną paleidžiam, iškvepiam. Įkvėpk dabartį ir paleisk visas mintis. Ir dar vienas įkvėpimas. Ir su iškvėpimu atkeliauki dabarties akimirką į savo kūną. Pajausk save čia ir dabar. Ir dabar kviečiu sutelkti dėmesį į mano tariamus žodžius ir pastebėti, kaip jie atliepia tavyje. Gyvename pasaulyje, susifokusavusiame į tikslus, siekimą, turėjimą. Nuo vaikystės mums sakoma, kad turime žinoti, ko norime. Rašyti norų sąrašus, kelti tikslus, planuoti, siekti. Kovoti dėl to, kas mūsų manymu suteiks mums laimę. Ir vis dėlto, nepaisant šių begalinių pastangų, laimė vis atrodo žingsniu toliau. Vis atrodo negana to, ką pasiekei, ką turi. Priežastis paprasta, bet gili. Tai, ko nori, ne visada yra tai, ko tau reikia. Norų siekimas gali būti puiki motyvacija ir vidinė ugnis. Bet įsikabinimas į norus taip pat gali tapti spąstais. Dažnai mūsų norai kyla ne iš širdies, o iš baimės. Tačiau gyvenimas nėra čia tam, kad patenkintų kiekvieną mažo ego užgaidą. Gyvenimas yra čia tam, kad augintų tave. O tam jis dažnai turi duoti ne tai, ko prašai, bet tai, kas padės tau tapti tuo, kuo esi skirtas tapti. Visa tai yra išmintingas mokytojas. Ir jos pamokos dažnai ateina per sunkumus. Jie atims tai, prie ko esi stipriai prisirišęs, tam, kad išmoktum neprisirišti. Jis sugriaus iliuzijas, kurias pats susikūrei, kad galėtum pamatyti tiesą. Jie atims tai, kas netikra, kad tikrumas tavyje galėtų pagaliau iškilti. Štai kodėl ne visada gauni tai, ko nori. Dažnai tai, ko nori, tai yra patogumas, komforto zona, kuri laikytų tave miegantį. O tai, ko iš tiesų reikia, tai tavo sielos pažadinimas, kuris atveria, galbūt skaudina, bet augina. Pagalvok apie laikus, kai dalykai klostėsi ne taip, kaip tikėjaisi. Darbas, kurio negavai, santykiai, kurie baigėsi išsiskyrimu, planas, kuris subyrėjo. Tada tai atrodė kaip bausmė, neteisybė, lyg gyvenimas būtų prieš tave. Bet pažvelgęs atgal, matai, būtent tie momentai tave formavo ir augino. Jie privertė pasukti tave kitu keliu, atrasti savo stiprybę, kurią nežinojai turintis. Visata tavęs nebaudė, ji tave ruošia kažkam didesniam, nei galėjai įsivaizduoti ar pats suplanuoti.
Kai visada gauni tai, ko nori, lieki savo komforto zonoje. Lieki toks pats. Bet augimas reikalauja nepatogumo. Transformacija – spaudimo. Pažvelk į deimantą. Juk gludinamas jis nešvelniai jį glostant, o naudojant didžiulį karštį ir jėgą. Tas pats galioja ir tau. Iššūkiai, su kuriais susiduri, gali atrodyti negailestingi, bet jie nėra atsitiktiniai. Tai būtent toks spaudimas, kokio tau reikia, kad atsiskleistum į aukščiausiąjį savo potencialą. Mes norime, kad gyvenimas būtų vienodas, ramus. Bet rami jūra dar niekada neišmokė jūreivio valdyti laivo. Norime, kad viskas būtų nuspėjama, bet nuspėjamybė atimtų iš mūsų drąsą. Norime išvengti širdies skausmo, bet būtent širdgėla parodo mūsų gebėjimą mylėti. Norime išvengti nesėkmių, bet būtent nesėkmės išmoko mus nuolankumo ir ištvermės. Tai, ko mums reikia, retai būna patogu, bet visada prasminga. Dauguma žmonių šiai tiesai priešinasi, jie kovoja. Jie tampa pikti, kai gyvenimas neduoda to, ko jie reikalauja. Jie įsitikinę, kad visata neteisinga, kad likimas žiaurus, kad viskas nukreipta prieš juos. Bet tie, kurie pabunda iš tos iliuzijos, ima matyti už visko slypinčią tvarką. Jie pradeda suvokti, kad gyvenimas jų nebaudžia, jis juos formuoja ir augina. Jie ima pasitikėti, kad kiekvienos užsiveriančios durys, pabaigos nėra atstumimas. Tai nukreipimas kita kryptimi. Kai pasitiki, kad visata duoda tau tai, ko reikia, nustoji matyti sunkumus kaip priešus. Pradedi juos matyti kaip mokytojus. Sutinki skausmą su smalsumu. Sutinki praradimą su atvirumu. Sutinki nežinomybę su drąsa. Ir būtent tada atrandi gilesnę laisvę. Ne tą laisvę, kurią patiri, kai viskas vyksta pagal tavo norus, o tą, kuri kyla, kai tampi tuo, kuo atėjai čia tapti. Kai seki tik savo norus, gali gauti viską, ko norėjai, ir vis tiek jaustis tuščias. Bet kai eini keliu, kurį tau rodo pats gyvenimas, net skausmingi žingsniai įgauna prasmę. Net ašaros tampa šventos. Gyvenimas žino, ką daro. Jis pastatys tave į situacijas, kurios tave pažadins. Duos santykius, kurie tave augins. Atneš nesėkmes, kurios tave gludins, kaip tą deimantą, rodys tau kryptį. Ir jei priešinsies, pamoka kartosis, vėl ir vėl, kol ją išmoksi. Mus išmokė tikėti, kad laimė reiškia gauti viską, ko norime. Bet tikroji laimė yra daug gilesnė. Tikroji laimė nėra nuolatinis norų išsipildymas. Tai suvokimas, kad gyvenimas kiekvieną akimirką duoda būtent tai,
ko reikia tavo augimui. Kai tai pamatai, tavo santykis su gyvenimu keičiasi. Nustoji su juo kovoti. Nustoji reikalauti, kad jis vyktų pagal tavo planą. Pradedi su juo bendradarbiauti. Mokaisi. Plauki pasroviui, o ne prieš srovę. Pradedi pasitikėti, kad viskas tavo gyvenime vyksta pačiu tinkamiausiu laiku. Kad kliūtis yra pasiruošimai didesniam proveržiui. Kad tai, ką praradai, niekada iš tikrųjų nebuvo tavo. Kad tai, kas tau skirta, tavęs neaplenks. Gyvenimas mato platesnį paveikslą, nei tu gali pamatyti. Pasitikėk tuo paveikslu. Pasitikėk, kad net tavo nusivylimai yra užmaskuota dieviška valia. Įsivaizduok mokytoją, kuris mokiniams visada sako tik tai, ką jie nori girdėti. Įsivaizduok trenerį, kuris niekada neskatina sportininko peržengti savo komforto ribų. Įsivaizduok tėvus, kurie niekada neleidžia savo vaikui patirti gyvenimo sunkumų. Ar tokie mokiniai, sportininkai, vaikai kada nors pasieks savo potencialą? Žinoma, ne. Visata yra didžiausias mokytojas, atkakliausias treneris ir labiausiai mylintis tėvas. Ji neleis tau likti mažam. Ji neleis tau slėptis nuo savo augimo. Ji duos tau tai, ko reikia, net jei tau tai nepatinka, nes ji žino, kuo gali tapti. Kai tai suvoki, dėkingumas ima skleistis net už sunkumus. Pradedi sakyti ačiū ne tik už palaiminimus, bet ir už išbandymus. Pradedi matyti, kad širdies skausmas, kuris tave sudaužė, buvo taip pat ir plyšys, pro kurį įėjo šviesa. Pradedi matyti, kad darbas, kurį praradai, išlaisvino tave atrasti savo tikrąjį pašaukimą. Pradedi matyti, kad atstūmimas, kuris tave įskaudino, išgelbėjo nuo kelio, kuris nebuvo tavo. Ir pamažu gyvenimas nustoja būti kova ir tampa bendra kūryba. Tu nustoji maldauti to, ko nori, ir pradedi klausytis, ko esi kviečiamas išmokti. Nustoji melstis už lengvą gyvenimą ir pradedi melstis už stiprybę sutikti gyvenimą tokį, koks jis yra. Kiekvieną kartą, kai tai pajunti, susiderini su gilesne egzistencijos srove. Įžengi į tėkmę. Nustoji švaistyti energiją pasipriešinimui ir pradedi ją naudoti augimui. Ir kai augi, gyvenimas atveria daugiau durų, rodo daugiau prasmės, atskleidžia daugiau savo paslapties. Kai pagaliau atsigręži į savo kelionę, pamatai, kad niekada nebuvai paliktas. Pamatai, kad kiekvienas posūkis ir vingis turėjo tikslą. Pamatai, kad buvai vedamas visą laiką. Ir dabar kviečiu dar kartą giliai įkvėpti ir
iškvėpti ir leisti šiems žodžiams integruotis į tave. Pastebėk, kaip jautiesi dabar. Ir dar gali su tuo pabūti, leisti šiai informacijai, šiam požiūriui į tave susigerti, pabūti dar ramybėje, kvėpuojant. Dėkoju tau, kad praktikuoji ir atsisveikinu iki kito karto.